Sveiki Žemės uostų žiūrovai. Šiandien palydėsime Saulę ir panirsime į laiko užmarštį. Pabūsime ten, kur žvaigždės atrodo ryškesnės, o vėjas šnabžda savo paslaptis. Keliaukime į Užpalius, kur atgyja senosios naktigonės tradicijos. Esame Utenos rajone Užpaliuose. Čia tradicijos ne tik saugomos, bet ir atgimsta iš naujo. Naktigonė, kadaise buvusi arklių ir ariamųjų jaučių poilsio metas, dabar atgyja kaip senasias tradicijas menantis ir puoselėjantis žmonių susibūrimas. Prieš 14 metų naktigonės tradiciją prikelti naujam gyvenimui ėmėsi Užpalių legenda Viktorija Jovarienė. Viktorija buvo pirmoji moteris 1966 metais dalyvavusi žirgų su kinkiniais lenktynėse Sartuose. Per 3 sportinės karjeros dešimtmečius ji ne tik pelnė daugybę apdovanojimų, bet ir pati ėmėsi organizuoti varžybas bei renginius. Šiemet pablogėjusi sveikata sutrukdė pačiai Viktorijai dalyvauti naktigonėje, bet gamtos apsuptyje įsikūrusiuose Užpaliuose susirinko žmonės, vedini noro patirti autentišką ir bendrystės kupiną naktigonės atmosferą. Sugalvojom pailsėti gamtoj ir ne vieniši, o su žirgais ir dideliai bendruomeniai žirgininkų. Aš tiesiog šito vakaro tai aš laukiu, pasibaigė naktigonė ir vėl laukiu kitų metų, nes man labai smagu, kadangi pas mus į šitą šventę renkasi bendruomenė ir nėra to konkretaus formato, kad dabar tas, tiesiog turim tokį komunikatyvų pasibuvimą vieni su kitais ir aišku, žirgas yra tas, kuris mus jungia. Čia yra, žirgas nėra atsitiktinumas Užpaliuose, kadangi Viktorija Jovarienė, ta pirmoji moteris ant Sartų ežero vadeliotoja, jinai čia turėjo visą laiką žirgų ir dabar tebeturi. Ir šita vieta nėra atsitiktinė. Čia Viktorija Jovarienė yra dariusi iniciatyvas žirgų su ratukais, su vežimukais lenktynės. Jūs labai laiko atvažiavote į Užpalius ir galvoju, kad pajausit irgi tą džiaugsmą, laimę būti komandoje su žirgais, su žmonėms, su gamta. Ir visą naktį čia reikia būti, kad pajaustum visišką relaksą, atsipalaidavimą, džiaugsmą širdį, mintyse ir buvimu su kitais. Uodai ir giliai tai jau taip, jie iš pasalų mus ko gero puls. Reikia būti pasiruošusiam viskam. Dabar Viktorijos Jovarienės iniciatyvas tęsia dukros Eglė ir Neringa, nuo vaikystės augusios kartu su žirgais. Su jomis susitinkame šeimos valdomame ir naujam gyvenimui prikeltame Užpalių dvare, kuriame kiekvienas daiktas, kiekvienas kampelis kalba apie žirgininkystę. Žirgų mylėtojus telkia seserų įkurtas Ašvienių fanų klubas. Tai bendruomenė vienijama meilės žirgams, tradicijoms ir baltų mitologijai. Dvyniai Ašvieniai – tai mitiniai žirgai, traukiantys saulės vežimą per dangų, simbolis, kuris įkvepia seseris ne tik puoselėti paveldą, bet ir kurti šiuolaikišką žirgininkystės kultūrą Lietuvoje. Ašvienių fanų vėliava yra mūsų mergaičių rankom siūta, pati idėja buvo jų sugalvota prieš eilę metų, dar mes klubo nebuvom įkūrę, jau pavadinimas atsirado. Čia tas žirgas pasagoj, tai mūsų, kaip čia, močiutės sesers išpieštas buvo logotipas, jinai dailininkė, o arkliukas po to iš to logotipo buvo padarytas Onos Jurkienės. Tai va, čia mergaitės mūsų, net norėčiau įvardinti, Linutės, Ugnytės ir Viktorytės, visų 3 rankų darbas. Viskas nuo Viktorijos, nuo mamos prasidėjo. Jo, gal iš tikrųjų, kiek save prisimenam, tai mes ir augam tarp žirgų. Ta mintis ir ten lenktynės, ar ten kažkokio išvykos, tai va, visą vaikystę ir lydėjo. O mamytės, jinai vis pasidžiaugia, kad buvo vienu metu jausmo tokio kaip Tereškova, nes tuo pačiu metu jinai startavo Sartų lenktynėse, tarpe kartu tarp vyrų, kur lyg ir įprasta buvo, kad ten vyrai sportininkai, o jinai moteris, mažučiukė tokia, kur
ir sako, reikia jos pasaugot gal, bet pasirodo saugotis reikia. Tai va, tai jinai pas mus tokia sportininkė, teko ir mums sportuoti. Tai va, žirgai gal toj sportiniai krypti, dabar daugiau kieme gal veisiami pas mus stambiųjų žemaitukų veislė žirgai. Yra dar poniukų malonumai. Su žirgais nuo senos, su žirgais mokykloje dar mokėmėms, tikrai nedidelės buvom, o jau mamos, kai mama dirba brigadininkė, būdavo jos brigadoje šienas, šiaudai vežami kitka su arkliais. Ir būdavo netgi ir lenktynės, nes jaunimas tėvų arklius pasiėmęs, kas daugiau prikraus, nes nuo to priklausydavo atlyginimas. Tai tie arkliukai, net ir ne vien sportas mus lydėjo, bet ir darbas su arkliais, su žirgais sportas, su arkliukais darbas. Tai va, iš to gal tas ir pavadinimas mūsų dar ir klubo atsirado, Ašvienių fanai. Tai Ašvieniai mitologinis pavadinimas, čia paveikslas mūsų šildantis Raimundo tapytas. Tai Ašvieniai, žirgai veža saulę, dangaus skliautu, apima visų darbų rūpesčių ratą. Tai va, tai kaip mūsų gyvenimas, mes ir pramogas, ir šventės švenčiam, ir ūkininkaujam. Ir tiesiog gyvenam. Naktigonė tai senoji lietuvių kaimo tradicija, kai vasarą naktimis piemenys gindavo darbinius arklius ir ariamuosius galvijus ganytis pievose. Pasibaigus didžiajam darbymečiui po javapjūtės, į Naktigonę išjodavo ilgesniam laikui, savaitei ar kelioms. Statydavosi palapines, saugančias nuo lietaus, ir pakaitomis vieni ganydavo gyvulius, kiti ilsėdavosi. Naktigoniai arklius paleisdavo ganytis, o patys susėsdavo prie laužo, saugodami gyvulius nuo vilkų ir vagių. Kas droždavo, kas pindavo, kas virves vydavo, ar kitus paprastus darbus dirbdavo. Tokios naktys būdavo pilnos dainų, žaidimų, pašmaikštavimų, savitų varžytuvių, o gardus kepamų bulvių kvapas ar ant laužo verdama vakarienė žadindavo apetitą. Visa tai šiandien atgyja Naktigonėje Užpaliuose. Netrukus pratęsime laidą. Sužinosite Užpalių Naktigonės tradicijas, kas suburia naktigonius ir kodėl svarbu šiuolaikiniam žmogui atsiremti į savo šaknis. Šiuolaikinė Naktigonė daugiau nei renginys. Tai autentiškas ryšys tarp žmogaus ir gamtos, tai tautos tradicijų ir šiandienos bendrystė, daugeliui tampanti gyvenimo būdu. Paslaptis turbūt tame, kad kultūroje dirbant reikia sveikintis net su pačiu mažiausiu žmogumi iki pačiu vyriausiu. Ir tada išnyksta visos ribos ir tada tik tai reikia, aš nežinau, pas labai daug kurios užpaliečius galėčiau kreiptis. Tiesiog jūs patys matote, aš nieko čia neorganizuoju, jie patys organizuojasi. Tai tiesiog yra ilga bendrystė su visom amžiaus grupėm ir su visais žmonėm. Iš ties labai mėgstu šnekinti senolius, nes jų patirtis yra beribė. Ir žolinė šventė kaip tik ir prasidėjo nuo tos bendrystės su senoliais. Jau dabar dėja kai kurių net nebeturime, bet pirmosiomis žolinės šventėmis mes čia siuvom pavalkus, nes dar buvo tas žmogus, kuris siuvo pavalkus, kuris mokėjo pinėm punčius, pati Viktorija rodė. Liejom ir žvakės, bet žvakės tai visi lieja. Tiesiog pristatinėjom to piemenystės darbą, tuos darbus. Naktigonė nėra šiaip savo atsitiktinė šventė, tai yra žmogaus ankstesnis gyvenimo būdas.
dabar tik tai jinai tapo tokiu reginiu, tam, kad žmonės nepamirštų. Ir mes labai džiaugiamės, kad pas mus Naktigonė nėra, kad sukvieti į Naktigonę. Yra visas procesas buvimo Naktigonėje. Nuo pat to, kaip ir būdavo seniau, juk išjojama į Naktigonę ar išvažiuojama. Ne taip, kad aš atėjau ir jau visi arkliukai vietoje. Tai susibūrė mes labai paprastai, nes tie žmonės, kurie norėjom čia būti. Taip, pirmaisiais metais buvo iššūkių. Tiesiog komunikuojant su seniūnija, su Ašvienių fanų klubu, mums kilo mintis padaryti netradicinę šventę, kur nebūtų jokios prekybos, kur nebūtų alkoholio. Tiesiog, kad žmonės patys bendrautų. Tai turiu prisipažinti, 3 pirmosius metus turėjom tų iššūkių. Tai atvažiuoja, kas garsiai muziką paleidžia, tai jau ateina ir atsineša, ir atsisėda, ir jau savo giesmelę gieda. Bet buvom užsispyrę ir mes pasiekėm savo. Ir iš ties aš visiškai rami šį vakarą, kaip ir praėjusiais metais, ir dėl ateities taip pat esu rami. Ir labai džiaugiuosi, kad jau berods 5 metai kartu su mumis Naktigonė šventėje yra Spars projektas. Tai Klaipėdoje gyvuojantis Žuvies akis mums dovanoja po renginį. Tai šiais metais Terteliai pas mus renginyje. Buvo čia ir Špiliavojus, ir Naušuės spektaklis. Tai tiesiog dainuojam patys. Dar čia jūs pabūkit, mes dar padainuosim ir patys, nes prašom atsinešti žmonių savo mylimą instrumentą. Pernai metais ir kanklės buvo. Nežinom, kas šiemet bus. Tiesiog paprašom žmonių. Bus, nebus, o gal bus. Žmonėm labai svarbu, kad jie žino, kad gali būti laisvi ir nieks čia jų nekritikuos. Nėra to, kad tu dabar būtinai turi ten nesuklysti ar ką. Laisvė. Laisvė buvimo gamtoje ir savęs parodimas, ką tu gali. Mane tai labai ir veža, nes iš tikrųjų man tai labai neįdomios šventės, kur yra supirkti kolektyvai ir jie ten vienas paskui kitą koncertuoja. Visiškai vienodas visur šventės. O čia ateis kažkas ir pakoncertuos. Va, jau girdit, jau groja. Taigi man čia būnant jau tenai groja su harmonika arba su akordionu. Taigi tiesiog. Labai skirtingai vertina vėlgi tos kartos. Gal per veiksmą, per darbą, per užsiėmimą, jiem tai įdomu. Kažką darant. Ar... Kaip ir žolinė šventė ruošiantis, tai ruošiasi visi. Čia jungtinės pasiruošimas, visų kartų pasiruošimas žolinė šventė. Ir va gal mūsų to šventės jos ir darosi įdomesnės, nes tu nesi žiūrovas, tu esi dalyvis. Tu esi to reikalo vienas iš sraigtelių. Vis tik tai Naktigonė ir yra tas, kad visą naktį turi naktinėti su žirgais ir būti su jais. Tai tik tai nuprausti juos yra maža. Tiesiog tai yra, kaip man tėtis sakydavo, mes kaimą pacanai susirenkam ir tada jau jojam. Tai kai kas nujoja ir pas mergelai, a kitigi lieka su arkliokais tą rytą, niekas nežino, kad ras kur buvo. Šiek tiek paslapties. Naktigonė yra jaunimo vyksmas, kuriame yra šiek tiek paslapties, bet tą paslaptį jungia žirgas. Tu lyg ir iškeliauji naktinėti su žirgu, aišku, ir saugoti jį. Jeigu dar giliau iš šaknį žiūrint, tai išties Naktigonė prasidėjo nuo to, kad reikėjo saugoti, kad nepavogtų niekas to arklio. Ir pati Viktorija yra pasakojusi, kad jinai, kai mažytė buvo, tai tiesiog miegodavo ir prisirišdavo prie savo kojos, arkliuko koją prisirišdavo, kad jeigu arkliukas kažkur paeis tolyn arba kažkas jį ves, tai kad ją pažadintų, patemptų. Aišku, jau miegoti tai Naktigonė nelabai išeina, nes naktinėji. Tai tiesiog tradicijos yra tokios, tai yra gyvenimo būdas, tai yra žirgų ganimas ir jaunystės paslaptis. Laikai keičiasi, tačiau Naktigonės aidai vis dar skamba mūsų kultūroje. Naktigonė tai ne tik gyvulių ganimas naktį. Tai buvo ištisa piemenų kultūra, senoji lietuvių kaimo tradicija, atsakingumo mokykla, bendravimo erdvė. Nors šiandien gyvulių ganimas naktimis liko tik istorijos puslapiuose, Naktigonės dvasia tebėra aktuali. Bendravimas prie laužo, pasakojimai, ryšys su gamta ir bendruomenė – tai vertybės, kurias turime puoselėti ir šiandien, perkeldami senasias tradicijas į šiuolaikinio gyvenimo ritmą. Ta tradicija jau tęsiasi daugelį metų. Seniau buvo organizuojama mūsų sodybos ten kieme, bet paskui po pertraukos šitą idėją mūsų kultūros namų direktorė Birutė Minutkienė su mūsų bendrais norais nusprendėm atgaivinti.
Tai simboliška, bet ten, kur vykdavo lenktynės, Užpaliuose vykusios lenktynės, tai ten hipodromo vietoje. Lygamiškio hipodromas vadinamas buvo. Tai va, ten dabar bus tas palapinių miestelis, kur ganysis per naktį žirgai, kurensis laužas, dainuosim. O ryte kiaušinienę kepsim. Nu, mūsų pradžia gal tokia, kur branduoliukas, kuriem svarbu tiesiog, kad tai vyktų. Tas ratas, kad vyktų sklandžiai, saugiai. Norim, kad būtų ir tie žirgai, ir tradicijos. O kas mus palaiko, tai iš tiesų tai prisijungia žmonės, kas išgirsta, kas kažką pamato, kad tas vyksta. Ir plečias tas ratas. Labai džiaugiamės, kad mūsų jaunimas, kurie su arkliukais nuo senų laikų jau užsiiminėja, jie taip pat atsiveža arkliukus, vienais metais vieni, kitais metais kiti, bet nei vieni metai neliekam taip, kad būtų naktigonė be žirgų. Visą laiką žirgai yra dalis naktigonės ir jų žalytės rupšnojimas ryte iš palapinių prabudus rūkas klaidos ir gugu, kažkas tai prie palapinės, smagu. O kas sukviečia, tai gal visi taip lekiam paskutiniu tuo momentu, skubam, kad kartais to sustojimo, tiesiog ramybės, gamtos, taip noris ir va tas, manau, kad ir sušaukia, nes tiesiog užgirsta žmonės, kad čia su palapinėm tiesiog galima pabūt pas jūs. Tai prisijungiam, tai va, tiesiog tokio sustojimo, gal net ir nebūtinai pašnekėse, bet buvimo gamtoj noris. Pirmaisiais metais, kai mes padarėm žolinę šventę, tai buvo lyg ir tęstinumas, ką Viktorija buvo dariusi su žirgų lenktynėmis. Tik buvo Viktorijos sodyboje pirmieji metai, paskui Covidas mus perkelė į kitą erdvę, bet tai nieko tokio. Ir jinai kas metai mus išlydėdavo, bet ir šiemet girdėjom jos eilėraštį, vis tiek mūsų mintise jinai yra, kitaip ir būti negali. Nes labai svarbu atkreipti dėmesį į tuos žmonės, kurie auga, gimsta čia, gyvena ir čia kūrė. Ir tada jautiesi, ką aš ir sakiau, jūsgi matot, aš niekam neliepiau groti. Tiesiog, važiuoja, taigi aš nežinau, kad jie važiuos, bet tai ir yra šventė, kai ją kūrime mes patys. Eglė ir Neringa Jovaraitės atvirauja. Mamai didžiausia dovana yra žinoti, kad naktigonės tradicijos ir toliau puoselėjamos. Tačiau ne vien ji šios šeimos moterų rūpestis ir džiaugsmas. Dar 1970-aisiais duris atvėrė Viktorijos Jovarienės arklininkystės ir etnografijos muziejus. Dalį eksponatų moteris atsivežė iš savo gimtinės, Kirdeikių kaimo. Daug įvairiausių daiktų supirko iš žmonių, keitėsi, mainėsi. Kiek įvairiausių eksponatų žirgo tema yra sukaupta muziejuje, moteris jau nebeskaičiuoja. Čia saugomi paveikslai, gobelenai, medžio drožiniai, skulptūrėlės, papuošalai, žaislai, suvenyrai, pakinktai, balnai ir kiti su žirgininkystė siejami eksponatai. Viktorija daugelį metų kaupė ir unikalią tekstilės kolekciją, drobes, rankšluosčius, šiame krašte vadinamus abrūsais, kuriuos kadaise išaudė šio regiono moteris. Tai tylūs pasakojimai apie darbą, kūrybą ir grožį, slypėjusi kiekvienose namuose. Tai mintis idėja buvo rinkt, kaupt, mamuko dėti į skrynės iš pradžių, kol nebuvo galimybės panaudoti šitų patalpų. Kilnodavo abrūsus, kalbėdavo su jais, kilnodavo iš vienos skrynės į kitą. Čia kai atsirado jau pirma erdvė ir noras, galimybė juos išeksponuoti, pradėjo skaičiuoti, kiek čia tų abrūsų, ar čia bus 100 ar ne. Pasakė draugėms, sunešė, kad čia jau Viktorija reikia, kad būtų daug. Na ir 100-mečiui buvo 100 abrūsų menė atidaryta, pirma erdvė, kur jau įsiveiklino, kiek minimaliai, kiek ten buvo galima įeiti. Ir buvo virš 100 abrūsų. Ir buvo virš 100 abrūsų, o visas kitas erdvės jos vėlgi atranda po kažkiek savo vietą. Buvo vienu laikmečiu mūsų prosenelis Užpalių valsčiaus Viršaitis ir su tuo sumanimu ta erdvė yra įrengta pagerbti jam ir kad tose patalpose jisai buvo, tai
mums miela, kad tai istorijos dalis ir mūsų giminės dalis. Ar ten genealoginę medį pasižiūrėjus, ar ten močiutė, kur verpė nuotrauka yra, nu lyg ir mūsų namų sienas. Jinai palaiko, džiaugiasi ir visą laiką dar daugiau duoda užduočių, gal negu pačios darytumėt. Dar tą galit. Idėjų pas mūsų mamą dar, oi. Idėjų tikrai daug. Mes ir savo dar kartais kažką įnešam, ar ten aplink apeinant, vis tiek jinai mūsų bosas, bet tas bosas, tiesiog mes gyvenam tokį gyvenimą ir būna, nes kažko ne visada viskas sutampa, tai skaitau normalu, o šiaip dėl tų idėjų aš skaitau, kad jos visą gyvenimą ir yra idėja, kad kažkam tai rūpi, nes jinai abrūsus rinko, lavatėses rinko iš kitur, vežė namo, nori, kad pamatytų, kas buvo prieš, kas buvo po ir labai svarbu, kad ir mums svarbu. Tai iš tiesų tas tęstinumas labai gera, kad yra. Mums įdomu, ką darom. Ir aš galvoju, kad bet kokį veiksmą, bet kokį dalyką ar darbą, jeigu tu nori, jeigu tau dega akis, ar tai rūpi, kad vyktų, tai tada ir kažkaip aplinka padeda, kad vyktų. Naktigonė tai ne piemenavimas, tai žmogaus ir gamtos harmonija. Tai vieta, kur trumpam sustoja laikas ir ragina ieškoti savo žemės uosto. Na, o šiandien su jumis atsisveikiname iki kito karto. Sudie. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.